Sveiki. Pristatau Jums eksporto funkciją mūsų sistemoje, kuri galioja tiek sąskaitoms, tiek sąnaudoms, tiek klientams ir produktų sąrašui. Keliaujame į sąskaitų sąrašą pradžioje. Pasirenkame eksportuoti mygtuką, paspaudžiame jį ir galėsime pasirinkti būtent nustatymus, kurie turėtų būti taikomi mūsų eksporto funkcijai. Pasirenkame tipą, seriją, klientą, jeigu tai yra susiję konkrečiai su kažkuriuo vienu iš jų. Pasirenkame formatą. Pagrindiniai visada bus Excelis ir PDF dokumentas, PVM mokėtojams ir SAF sistemai. Visi kiti, kurie programai sistemai yra formatai numatyti, priklauso nuo to, kokius modulius būsite įsidėgę modulių sąraše, į kokias buhalterinės apskaitos sistemas eksportuosite duomenis. Pasirengti galite ir keletą formatų vienu metu, tai bus sugeneruoti atskiri failai. Excelio atveju bus galima prisidėti papildomus laukus eksportuojant. PDF dokumento atveju galima pasirinkti, jog būtų generuojami atskiri PDF failai, o ne vienas bendras už pasirinktą periodą. Matote gavėją ir formuojame užklausą. Kai užklausa bus atlikta, gausite elektroninį paštą su pasirinktais formatais ir atitinkamais failais. Taip pat, jeigu pritaikysite filtrą prieš eksportuojant, tai pasirinksite paskutiniai 6 mėnesiai, pasirinksite rūšiavimą, seriją, veiklą, sandėlį ar dar kitus išskirtinumus ir ieškosite, jau eksportuojant automatiškai šie nustatymai išliks ir jums nebereikės papildomai jų rinktis. Tai kaip ir minėjau, eksportavimo funkcija galioja tiek sąnaudoms, taip pat mygtukas dešinėje, tiek klientų sąrašui, tiek produktų sąrašui. Tai gero naudojimo, kilus klausimams kreipkitės.